kada nors laikas sustos, gal nuskubės dėja, gal kada nors tau publika plos, galbūt aš plosiu už ją. Pratęsimas tavo širdies šitiek daug, mūsų takelis spalvotas kaip grimas, mane nors minutei pašauk. Gal kada nors laikas sustos, gal nuskubės dėja, gal kada nors tau publika plos, galbūt aš plosiu už ją. Gal kada nors laikas sustos, gal nuskubės dėja, gal kada nors tau publika plos, galbūt aš plosiu už ją. Konservus, jie tos palūtankos mašinos visokios važinėdavo. Tai čia buvo grienos duobės. Nu, paprastas kelias duobės. Čia žinokit, vaikis skelčiau šito kampo, tai nuo miesto buvo brukas. O toliau buvo, žinokit, tai toks Tai sako, kad jos važiuoja, tai vis tiek kažkas iškrinta. Tai sako, šitą buluduką mes dar pagilindavom, tą grabę, tai kaip atvažiuoja, vis daugiau iškrinta. Aš atsimenu, kada tą jau pradėjau rekonstruoti, tai apie 70 metus tą jau vieškelį, jau rimtai sutvarkė. Ne, gal biškį vėliau, 70 kokiais 2-3 gal. Plentą tai uždėjau, galiu pasakyti tikrai, 73 kokiais, kadangi eidami su kaimynas Alvydas Paskunigių, eidami į mokyklą, kaip tik grioviai buvo išgreideriuoti. Visai va prie skelčio namuko šito, žiūrim iš griovio, nu tokia blizganti skardinė atrodė, kišti. Iššoko į griovį, o ten prieš tankinis sviedinys. Nu, visiškai patrankos sviedinys, o mažu tanko, nežinau. Mes jį paimam, vis pilnai, ne tik su gilze, jis pilnas. Ir nunešim į mokyklą. Išsigandę ten. Nu, kur įdėsi, paliksi, tai... Žodžiu, iškvietė išminuotojus, įsivežė paskui ten toks. Tai, kad tuo laiku, atrodo, jie nespėjo važiuoti. Nu, taigi čia laukuos irgi pilna buvo visko. Regimanto tėtis, viską, ką čia darom, kur čia kviečiam, gal čia gaisrininkus, gal čia ką čia kviečiam. Viskas, vienu žodžiu ir viskas. O jau man, aš nutartus, kad nenučiuoštų žemyn, vienu žodžiu, tai buvo 5 minutės buvo. Nu ir vienu žodžiu, ir tuom sykį parvažiuoja brolis iš mokyklos, kažką tai pamiršęs su dar tokiu golfiuku, parvažiuoja jisai ir viskas. Ir paskui pamato, kad jau šitas ant viršūnės stogo stovi, ir paskui užlipo Tadas ir jį nukėlė. Aš dabar galiu papasakot, kaip buvo. Iš kitos pusės. Dalykas ten ant to stogo prieš kažkam pamatom, tai aš jau ten kokius 4 kartus nulipęs ir užlipęs ir kažkas per kampą pamatė ir ten padarė. Darė dramą iš miego ir net Tadas buvo Vitas, tas, kur pas mus dirbau darbininkas ir jau ten kaip didvyris ateina vos neiškelt, o aš ten, nu nežinau, ten 2 metrai, 4 kartus buvau užlipęs ir nulipęs. Aš taip pavyzdžiui, kaip mama tavo žiūrėdavo, jie pabėgdavo nuo tos mamos. Ir į pro kampą žiūri, ar jie ateina, kaip tik pamato, sako, jie vėl pabėga. Ne, mamutė būdavo vedasi Viktorija, tai pasiimus ir vedasi, tai leksi. O jau Romas paimės šitaip. Tai eina, tai kandai, tai gal nepaleidžia vis tiek, tai spėja eidama šitaip.
Dar spiria į tą ranką, vis tiek jinai tempia, va jeigu galvoja paleis, tai jau nei nepagaus niekas. Na jau komainą nusipirkau, tai žinai, ten greit tik tai nuėjau, čia prieš kur jau pirmą. Sulipu ant stogo, žiūri į kederį. Žinai, poltų tenai į kederį, nu aukštaigi, pygliai visi tie. Tyliai skau, tik būkit, nejudėkit, ramiai. Abudu. Aš su Mindaugu Jurgitai Tadą nusivežu, Tadas mažytis, dar kokių 5 metų. O Mindaugas 9, Jurga 10, vartom 1,5 hektarų. Aleksandras būdavo, sako, irgi puvalė, vertinu galvočią, badė kažką, toli nenuvažiuosi su greibliu. Tik nušliaužiai tą varputį ir viskas. Jie tas vairuodavo, bet jeigu girtas, tai atsėlėdavo kaptuku ir hidraulų cilindras ir... Čia mums čia toliau, ką? Čia duona. Pasirinkit. Mums visi negrata. Šitam krantą jau. Žuvytės Sakė, kad sudegė plaučiai. Nusakė, aš galvoju, insultas. Tu tiesiog... Bet jis tiek grįžęs namo buvo. Antros. Tiesiog per ilgai nesikreipė į gydytojus, kai kreipėsi, jau buvo per vėlai. Nu tai va kaip Berna. Palaidoja, dar visi susirenka gedulingų Tai jau balius būdavo. Nu tai jau buvo tokios tradicijos ir svarbiausia, kad... Bet iš 5 aukštų, kad neždavo karstą. Bet svarbiausia, kad tos laidotuvės būdavo namuose. Tai ko darysi, nebuvo nieko. Ir būdavo namuose, vienam Būdavo stambus žmogus, iš 5 aukštų kraipydavo žemyn.